Markas Antonijus Barrera buvo žurnalo The Ring plunksno svorio čempionas, Meksikos legenda, turėjęs 63 kovas, 40 nokautų ir pergalę prieš Nasimą Hamedą. Manis Pacquiao buvo nežinoma grėsmė iš Filipinų. Šeima pateko į bėdą, O Barrera buvo tas varžovas, kurį jauni boksininkai turėjo gerbti. Pacquiao su juo elgėsi taip, lyg jam nebūtų vietos ringe. Markas Antonijus Barrera buvo vienas labiausiai gerbiamų pasaulio boksininkų. Meksiko miesto pasididžiavimas. Žurnalo The Ring plunksnų svorio čempionas tuo metu užėmė pirmąją vietą ir buvo tarp 3 geriausių boksininkų pagal svorį. Jis turėjo pergalių, pasaulio čempiono titulus ir epinius mūšius, kurie jau buvo pavertę jį legenda. Niekas nesitikėjo, kad būtent 25 metai vaikinas iš Filipinų jį demaskuos. Iššūkio siekiantis kovotojas, kurio niekas nevertino rimtai, Manis Pacquiao, į šią kovą atvyko turėdamas 37 pergalės, 2 nesėkmes ir 1 lygiosios. Talentingas, greitas ir pavojingas, bet dar neįrodęs nieko didelio didžiosiose arenose. Oho! Jis turėjo 3 coliais ilgesnės rankas ir 1 coliu buvo aukštesnis. Ant popieriaus tai atrodė kaip lemiama kova, kuri užbaigia karjeras, o ne ta, kuri iškelia į žvaigždes. Tačiau 2003 m. lapkričio 15 d. San Antonijaus Alamodome arenoje Manny Pacquiao ruošėsi parodyti bokso pasauliui, kaip stipriai jie klydo. Per pirmasias 30 sekundžių Manny Pacquiao slystelėjo ant ringo grindų po to, kai Barrera praleido smūgį. Teisėjas tai užskaitė kaip knockdowną. Tai buvo vienintelis dalykas, kuris Barrerai tą vakarą pavyko. Nuo antrojo raundo Manny Pacquiao uždavė tempą, su kuriuo Barrera dar niekada nebuvo susidūręs. Smūgių serijos į korpusą ir galvą. Barrera bandė blokuoti, bet niokojantis džebas vis tiek vis pataikydavo. Tada trečiajame raunde, niokojantis kairės tiesus smūgis pasiuntė čempioną ant ringo grindų. Barrera atsistojo dar nepasibaigus skaičiavimui, bet tai nebeturėjo reikšmės. Pacquiao toliau atakavo. Pereira krenta ant žemės. Raundas po raundo Pacquiao nerodė nė lašelio atsargumo, kurį dauguma boksininkų jaučia kovodami su legenda. Jis atakavo, spaudė ir persekiojo.
Šeštajame raunde galvų susidūrimas Barerai prakirto antakį. Pakiao toliau atakavo, netgi provokuodamas Barerą, kad šis apsikeistų smūgiais su juo. Septintame ir aštuntame raunduose dar vienas atsitiktinis galvų susidūrimas Barerai prakirto antrą kartą. Ir jis vos galėjo matyti pro patinusį kairįjį akį. Tačiau Pakiao niekada nesustojo, talžydamas jį kombinacijomis iš visų kampų. Devintame raunde čempionui buvo atimtas taškas už smūgį po teisėjo komandos sustabdyti kovą. Tai buvo desperatiškas veiksmas boksininko, kuris jau nebeturėjo atsakymų. Dešimtame raunde Barera jau nebekovojo dėl pergalės. Jis tiesiog bandė išgyventi iki paskutinio gongo. Vienuoliktame raunde Pakiao antrą kartą parbloškė Barerą. Jis vėl atsistojo prieš pasibaigiant skaičiavimui. Jis turėjo likti ant žemės.
Pacquiao prispaudė Barrerą prie virvių ir paleido į jį nesulaikomą smūgių krušą. Ši egzekucija tapo neįmanoma ignoruoti. Barreros kampas turėjo jį išgelbėti nuo tos brutalios kovos, mesdami rankšluostį 2:56 raundo metu. Galutiniai skaičiai pasakė viską. Pacquiausas pataikė 309 smūgius iš 838 mestų smūgių. Barrera pataikė tik 172 iš 547 visą vakarą, turėdamas žemesnį pataikymo procentą. Ta vakarą Manis Pacquiausas ne tik laimėjo kovą. Jis tapo žinomas visam pasauliui ir tai padarė nerodydamas nė lašelio pagarbos vienam geriausių savo kartos lengvo svorio boksininkų. Tai buvo naktis, kai gimė legenda ir kai kita legenda suprato, kokia iš tikrųjų didelė buvo jų skirtumas.